mintis niekam tikusi, jeigu gimusi sėdint fotelį. Čia berods Nyšė. Matot, kiek jis gerų minčių išvaikščiojo. Todėl aš, pavyzdžiui, turiu ką nors mintį išbėgioti. Išbėgioti. Jeigu aš nežinau kokį nors atsakymą, kokį nors klausimą, aš apsirengiu sportiniais drabužiais, sportiniais bateliais ir išbėgu valandai. Po valandos aš būnu naujas žmogus su atsakymu ir man sako, daryk va šitaip, va šitą reikia. Iš kur tas ateina, aš nežinau. Pamatyti Rolandą Kazlą bėgiojantį Vilniuje Neries pakrantę galima kur kas dažniau nei televizorio ekranuose. Kone kasdieną jis ristele įveikia ilgus kilometrus, leisdamas pailsėti galvai ir susirikiuoti mintims. O tuomet, tarsi iš naujo gimęs, imasi iššūkių, kurių garsaus aktoriaus gyvenime panašu netrūksta. Jis kartu su kuriamais spektaklių herojais išgyvena aistras, leidžiasi į pavojingą nuotykį kaskart režisuodamas naują pastatymą, stengiasi nereaguoti į kritikos strėles ir ieško atsakymų į amžinus kaip gyvenimas būties prasmės klausimus. Tačiau atrodo, kad sunkiausi išbandymai Rolando Kazlo tyko ten, kur regis turėtų jaustis kaip žuvis vandenyje, prieš televizijos kamerą. Vyrai, vis tiek Lietuvoje randuosi, man tokia traukia, ką nors tokio... Prie šaknų, ką nors... Ar yra šitoj salėje artistė, mano Laura artistė, tokia Nelė Lašinienė? Prezidentė, Arnoldai turbūt Paltinienė. Na, koks skirtumas? Yra šioks toks skirtumas, matot. Pas mus Lietuvoje skirtumas yra, tai yra kindziukas. Ne, aš suprantu, Lašinienė, Paltinienė, kabo kabikas, ne? Ja. Ir tupikas. Buvome pratę jį matyti štai tokį. Linksmą, šmaikštų, nebijantį pasišaipyti ir iš savęs, ir iš kitų. Jo autorinės laidos prie ekranų traukdavo tūkstančių žiūrovų, o frazės tapdavo sparnuotos. Kur tik pasirodydavo, iškart apsupdavo nors trumpam pabūti šalia žvaigždės norintys žmonės. Tuomet atrodė, kad Rolandas Kazlas turi viską, ko trokšta kiti – darbą televizijoje, populiarumą ir gerus honorarus. O tai gana svarbu, žinant, kad tais laikais aktoriai iš teatre gaunamo atlyginimo negalėdavo net už šildymą susimokėti. Ir staiga Rolandas viską lyg kirviu nukirto. Vieną dieną jis pasitraukė iš televizijos ir visą galvą pasinėrė į vaidybą teatre. Viešumoje pasirodydavo vos kartą per kelerius metus. Jie reti, kaip saulė vasarį Lietuvoje. Tačiau šįkart garsus aktorius ne tik sutiko sėsti prieš kamerą, bet ir pakvietė į svečius. Prisipažįsta, kad dvejojo ilgai, juk jo namų esančių viename žaliausių sostinės rajonų slenksčio iki šiol nebuvo peržengęs joks žurnalistas. Tiesa, norėdami čia patekti, pirmiausia turėjome praeiti tikrojo namų šeimininko patikrą. Prie durų mus pasitiko ir tik gerai apuostęs į vidų leido užeiti foksterjerų veislės šuo Teris. Žinot, galvoju, kad kurt spektaklį daug lengviau negu duoti interviu. Nes kurdamas spektaklį vis tiek apgalvoji per ilgą laiką, atrenki kas geriausia. O čia susitinki galbūt vieną kartą gyvenime, nu ir pasakysi, ką nors, va, matai, ką jis pasako, jie kaip nusišnekėjo. Bet žmogus turi teisę nusišnekėti, kaip ir turi teisę pasakyti kažką, tai galbūt ir išmintingo, galbūt pats nenujausdamas. Namai, kuriuose Rolandas gyvena su žmona Sigita, 12-mete dukra Indraja ir pusketvirtų metukų sūnumi Margiriu labai jaukus ir tvarkingi. Garsus aktorius neslepia, kad tai jo žmonos nuopelnas. Na, aš savo šeimai tik galiu padėkoti, kad man sukūrė visas sąlygas. Kad aš galėčiau dirbti savo darbą, kurti, tinginiauti, filosofiškai sėdėti ir generuoti mintis. Ir savo vaikams noriu padėkoti, kad skatina mano kūrybiškumą, atmintį, nes tai priimu kaip komplimentą, nes mano mažasis sūnus sakė, kad geriausia žaisti yra su tėčiu. Ir kai mes žaidžiame, jis sako, kad tu turi sakyti tai, ką sakėjai,
Bet ir jis labai greit pastveria tai, ką nors naujo sugalvoja. Jeigu kur kas įdomaus naujo tavo, tai jis labai tą greit užsikabina. Ir iš visų žaidėjų šeimoje, tai, reiškia, tėtis geriausias, o rimtiem dalykam yra mama. Palaikomas šeimos ir vedamas širdies balso, Rolandas Kazlas dabar teatre išgyvena tikrai aukso amžių. Jis vaidina įdomiausių Lietuvos režisierių pastatymuose, skaito eiles, rašo inscenizacijas ir dainuoja. Svarbiausia, kad neprivalo vergauti dėl skatiko ir sukandęs dantis dieniniuose spektakliuose vaidinti kučių ir ežiukų. Aktorius džiaugiasi, kad gali rinktis tik rimtus, patinkančius vaidmenis ir darbo vis tiek per akis. Be to jis dar režisuoja spektaklius, tokius, kokius pats norėtų matyti. O jei suabejoja, patarimo kreipiasi į artimiausius žmonės. Būna daug abejonių, net mano mama sakau, mama, gal man daryti spektaklį ar nedaryti, sakau, lyg tai norisi, bet kažkaip tai mane bara už tai. Mama sako, daryk, vaikelė, sako, niekas kitas kaip tu nepadarys. Ir galbūt jinai teisi, ta prasme, nors kritikai mane bara, nemyli, bet aš tiesą sakant, ne jiems darau. Darau pirmiausia savo ir galbūt galvoju apie tos žmonės, kuriem trūksta tokio žvilgsnio kaip mano žvilgsnis. Ir ačiū Dievui, yra daug bendraminčių, daug gražių žmonių ateina į spektaklius, ir jaunų, ir vyresnių. O kuo mane labiau bara kritikai, man kažkaip labiau norisi geriau kurti. Jei kritikai ir nevengia pabarti, tai teatro bendruomenė išties vertina Rolando Kazlo darbus. Jis net 2 kartus įvertintas svarbiausiu apdovanojimu Auksiniu scenos kryžiumi, yra gavęs nacionalinę kultūros ir meno premiją, o vaidmenys ir režisūros darbai ne kartą pripažinti kaip geriausi. Tiesa, ne tie, kuriuos labiausiai vertina pats Rolandas. Kas keiščiausia, praktiškai už geriausius savo darbus nebuvau apdovanotas. Net nenominuotas, o tai buvo patys geriausi galbūt darbai ir tas man buvo labai keista, arba keletą vaidmenų buvo, atrodo, ir nuoširdžiai kažkaip, ir iš savęs, ir pavyko tokių intonacijų. Sako, gerai, likti nuoširdžiai vaidina, stengiasi, bet kažko trūksta. Bet ten, kur fantastika. O tenai, kaip aktoriai, toks atrodo lengvas pasivaikščiojimas, tiesiog poilsis ateini. Bet čia, ką jūs kaip čia gerai suvaidinta tiesiog. O ten galbūt tiek nekainavo. Nepaisydamas nei pagirų, nei kritikos, aktorius toliau daro tai, kas jam arčiausiai širdies. Kiekvieną vaidmenį išgyvena taip, tarsi nuo to išties priklausytų jo paties likimas, nors retkarčiais nevengia aktorystės ir pakeiksnoti. Juk teatre kitaip nei televizijoje antro dublio nebūna. Kiekviena diena čia tarsi loterija. Jei vakar pasisekė, dar nereiškia, kad savo vaidybą ir šiandien paliesi žiūrovo jausmus, priversi jį susimastyti. Tiesa, teatras šiais laikais kitoks nei prieš 20 metų. Kaip ir pats gyvenimas. Jį keičia naujosios technologijos, kurių Rolandas nenori pripažinti, nes jos keičia žmogaus mąstymą ir manipuliuoja juo. Tad aktoriaus profilio nerasi nei viename socialinėme tinkle. Anksčiau juokdavomės iš tų tarybinių laikų suvažiavimo, visi ploja, atsistoja. Dabar irgi spektaklių žiūrėjimas toks, nepasakyčiau, kad giluminis. Daug kas ateina privilioti reklamos, daug kas ateina privilioti pavardės. Ir kažkaip, kai pastebėjau, žiūri spektaklį, vos tik tai paskutiniai akordai nuskambėjo, audringai ploja, iškart stojasi ir nutyla ir eina namo. Ir pasako, patiko, nepatiko, buvai, o būdavo aš nežinau, kažkaip vis tiek kelias dienas vaikštai, kažkoks ką, taip giliai paveiktas, sukrėstas, ar filmo, ar spektaklio, yra tas. Aš nežinau, kas kaltas, gal tai yra ta didelė pasiūla, gal kad jau dabar taip ir tas toks pas mūsų gyvenimas, žinot, kaip brauki
čia braukė, čia šitą pamačiau, šitą, aha, atsiųsk nuorodą, ten, aha, šitą vertinau, kas dar, kur dar. Nors paburba prieš naujųjų technologijų amžių, teatre Rolandas nevengia novatoriškumo. Juk net režisuodamas fantaziją apie Kristijoną Donelaitį ne pagal šio pasaulio madą, norėjo pastatyti poezijos spektaklį be žodžių. Ir tai būtų visai įmanoma. Tačiau pagalvojęs jis suprato, kad tai būtų nesąžininga paties nepaprastai vaizdingai parašyto kūrinio autoriaus atžvilgiu. Žinoma, prieš kiekvieną sprendimą dažniausiai būna ilgas dvejonių periodas, kuris labiausiai paveikia šeimą. Aktoriaus artimiesiems nelengva prisitaikyti prie beprotiško gyvenimo, kupino ilgų bei varginančių repeticijų, spektaklių, gastrolių po užsienio šalis ir visą tai lydinčio nuovargio. Tačiau kur kas didesnis iššūkis Rolando artimųjų laukia prieš kiekvieną premjerą. Galiu vidury nakties prikeltas skaityti eilėmis, bet ant kitų dalykų tikrai žinau, kad jaučiuosi kaip silpnaprotis. Nes tiesiog jau apie skaičius, apie kur ką pasidėjau, ką tik tai, čia tik tai kažką dariau ir nebeatsimenu. Tuomet šeima žino, kad geriausia tėveliui duoti ramybę ir leisti pabūti vienam. Pats aktorius šypsosi pasakodamas, kad ruošiantis naujam vaidmeniui ar pastatymui, po namus tarsi vaikšto nebe Rolandas, o į jį įsikūnijęs personažas. Tai patinka ne visiems namiškiams. Kažkaip vaikštai su tuo. Ir būna, kad ir užsimiršti, ir nežinau ar ten parduotuvėje, ar gatvėje, bet mano šuva tai tą tikrai jaučia. Nes aš kažkaip, kai būna, lyg tai nieko negalvoju, taip tiesiog sėdžiu, kažką tai būnu savimi, bet kai aš šiek tiek kažkaip tai net stebiuosi, kaip gyvūnas pajaučia, įeinant kažkokią tai kitą energiją galbūt, aš šiek tiek pakeičiu žingsnį, pradedu kažkokius tai veiksmus ir žiūriu, jisai jau paklaikęs, ateina pasitikrinti, ar čia tu. Ar čia tu. Vat jis pajaučia, kodėl tu jaučia taip net toks, koks buvai. Vat tai šuo tą pajaučia tikrai. Tai vat aš ant jo pasitikrinti galiu, ar gerai vaidinu ar ne. Jeigu jisai žiūri pastėrės ir kažkaip tai kažkur tai lekia už kampo, reiškia kažkaip jau vyksta kažkoks procesas. Užtat po premjeros, kurią būtinai žiūri ir svarbiausia Rolando kritikė, žmona Sigita, visi lengviau atsikvėpė. Mane jau namiškiai jau perprato, kai išeina premjera, nu va, dabar galima ir pabendrauti. Vis dėlto, kad ir koks svarbus aktoriui būtų teatras, gyvenimo prasme įsitikinęs Rolandas Kazlas neprofesinis tobulėjimas. Pagrindinis dalykas turbūt turi įminti gyvenimo paslaptį. Iš kur aš atėjau, ką aš čia darau, kokia mano paskirtis, į kur aš einu ir yra gyvenimo prasmė. Būtų labai neteisinga, jeigu jos nebūtų. Būtų labai neteisinga, jeigu po mūsų mirties nieko nebūtų. Tai būtų labai žiauru, tiesą pasakius. Ir vis dėlto aš save guodžiu ir turiu du variantus. Arba yra donelaitiškas variantas, kad mes gimstam, užaugam, užbarstum savo sėklas ir liekam savo vaikuose, darbuose galbūt ir išeiname. Arba kitas variantas, tu vis dėlto pašauktas čia neatsitiktinai ir tu visą savo tą žemišką gyvenimą labai trumpai nešioji savyje kitą save, būsimą save. Tu, kaip ir pasakyti, nėščias naujojo savimi. Ir tavo mirtis bus naujasis gimimas. Tai va, galbūt tas svarbiausia, kokiu tu gimsi, išeisi anapus lenkščio, su kokiom dovanom.
ir koks bus tavo tikrasis veidas. Čia galbūt ir mano fantazijos, bet aš, kaip sakyt, mane ta mintis guodžia. Ir aš galvoju, kad žmogus su metais turi gražėti. Tokio, koks kažkada jis užkariavo televiziją ir tūkstančių gerbėjų širdis, turbūt niekada nebepamatysime. Tai tebuvo jaunystės eksperimentas, kurio garsus aktorius nė trupučio nesiilgė. Tai tebuvo viena iš daugelio kaukių, kurią žiūrovams jis parodė. Aš padirbėjau tokiam žanre, kokio reikalavo. Galų gale vyresniai kartai labai pasisekė, nes turėjo daug kino. Mes kažkaip tai... Aš jau nesifilmuoju nuo 2007 metų kine. Ir tai trumpametražiam suvaidinau. Vis dėlto buvo kažkoks noras galbūt pabandyti. Pavyko galbūt kažkas tai. Kažkam kažkas įsiminė, bet dirbau su tokiu pat rimtumu, kaip dirbčiau teatro scenoje. Televizijoje Rolandas dirbo nuoširdžiai, bet pajuto, kad šiame pasaulyje jam per ankšta, jis neturi prasmės, todėl ir išėjo neatsigręždamas. Dabar, kas kartu užlipęs į sceną, Rolandas Kazlas stengiasi salėje susirinkusiems žiūrovams perduoti svarbę žinią. Režisuodamas fantaziją apie Kristijoną Donelaitį, jis norėjo pakalbėti apie lietuvybės puoselėjimą ir tautinę bendrystę. Eimunto Nekrošiaus dieviškosios komedijos pastatyme jo vaidinamas herojus Dantė turi įveikti pragarą ir skaistyklą, kad galų gale pasiektų rojų, kur jo laukia mylimoji Beatričė. Yra rojaus ilgesys ir jis visą laiką eina pirmin, tik pirmin. Tik pirmin ir ta kelionė pirmin, vat ir yra visako pagrindas. Ir turbūt reikia pasakyti, kad taip jau sutvarkytas gyvenimas, kad gyvendamas čia, tu turi palikti ir geriausius darbus, bet palieki ir blogiausius darbus čia. Ir turi juos palikti čia, kad žengtum toliau, nusimesti juos. Taip. Todėl rašai juodraštį, bet rašydamas juodraštį rašai ir švarraštį kažkokį tai. Todėl, kaip rašo Dantė, aukštyn vis kopk ir nenukrypk į šalį, o ten netruks tokių, kurie padėti mums gali. Todėl reikia žengti, reikia mokytis ir tikėtis su viltim eiti į priekį. Savo nelengvame kelyje Dantė sutinka daugybę nusidėjėlių, kurie kančiomis moka už savo klaidas. Rolandas neslepia, kad jaunystėje ir jis nebuvo šventuolis. Kažkada buvo visko. Alkoholio, lėbavimų kartais pasibaigdavusių linksmai, o kartais taip, kad nesinorėdavo prisiminti. Jis išgyveno nelaimingą meilę ir didžiulį nusivylimą. Tačiau tai buvo gyvenimiška patirtis ir klaidos, kurių net ir galėdamas dabar nė už ką neatsisakytų. Viena garsi aktorė pasakė, kad jaunystė ir yra skirta klaidų padarimui. Žinot, ne, žvelgdamas į dabartį, aš labai dėkingas praeičiai. Vadinasi, aš daug ko išmokau. Aš turiu visas sąlygas kurti, aš turiu namus, aš turiu brangius žmonės. Aš turiu vietą, sritį, kur aš galėčiau realizuoti savo idėjas. Turiu sveikatos. Todėl negalima skųstis, reiškia, taip turėjo būti, reiškia, vis laik žmogus esi kažkokioj maloniai. Reiškia, buvau maloniai, kad kalbu iki šios dienos. Tačiau klaidos nieko vertos, jeigu iš jų nepasimokai. Tad jau gerą dešimtmetį Rolandas Kazlas negeria, nerūko ir stengiasi turėti tik vieną žalingą įprotį – darbą. Surikiuoti gyvenimą jam padėjo šeima ir sportas. Bėgiodamas aktorius sustiprėja tiek emociškai, tiek fiziškai.
Stipraus treniruoto kūno 45 vyrui galėtų pavydėti net jaunuoliai. Neveltui net žiūrovų salėje sėdinčios gerbėjos aptarinėja puikią Rolando išvaizdą. O jis, nugirdęs komplimentą, tik juokėsi. Sportuoja tikrai ne dėl to. Nors fizinė ištvermė aktoriui taip pat būtina, bėgiojimas suteikia retą galimybę nors trumpam pabūti pačiu savimi, be kaukių, vaidmenų ir svetimų aistrų. Rolandas jau dalyvavo daugelyje bėgimo maratonų ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose. Štai ir filmavimo išvakarėse jis grįžo iš varžybų Lenkijoje. Iš 2000 dalyvių 45–50 metų vyrų kategorijoje aktorius finišavo 193. Per keletą valandų įveikti 42 kilometrus jam tapo vieni niekai. Man patinka, kad aš nuvažiuoju atsikėlęs 4 valandą ryto 500 km, nubėgo 21 arba 42 km, nieko nelaimiu, susimoku dar už starto mokestį ir puikiai pailsėjęs vėl parvairuoju 500 km ir einu miegoti. Tai čia niekam nesuprantama tai, bet man tai yra atgaiva. Sportas išmokė garsų aktorių ir dar vieno labai svarbaus dalyko. Užklupus sunkumams niekada nepasiduoti, nesustoti ir ilgesingai nesigręžioti atgalios. Niekada nereikia pasiduoti. Nereikia pasiduoti. Po juodų periodų vis laik ateina kažkokia tai lengvesnė atkarpa. Reikia išgyventi pačius sunkiausius etapus. Aš tą supratau. Taip ir bėgime būna, varžybose. Bėgi ir tau kažkas lyg tai sako, sunku tau. Nu, sunku. Tai prašau, dar sunkiau dabar bus. Nu, dar bėgi, dar nesustojai, tada dar sunkiau. Ir kai galvoji viskas, mirštu, viskas, ką man to reikės, vat tą momentą prakentėk, nesustok. Ir tarsi kažkas tai sako, nu šaunuolis atkentėjai, ir galvojau, net laikysi. Na dabar prašau, kokį porą kilometrų, tau taip bėgsis gerai, kaip niekad nesibėgo. Laikyti pačius sunkiausius momentus. To linkiu visiems.